Taip, paklausime kortų, kas įvyks rytoj. Susirezonuos ne visiems, taip kad klausykitės. Kas įvyks rytoj? Koks įvykis turėtų įvykti? Koks įvykis turėtų įvykti? Tai susiję, pas mane atėjo vyras finansiškai stabilus. Yra konkurencija. Nusiteikęs konkuruoti. Bus kažkokia tiesa. Tai dėl turto paveldėjimo. Moteris šalia stovi. Kažkoks sandoris bus, įvyks. Siūlys. Žingsite į naują pradžią. Kvailys į naują pradžią. Ties tuo visą laiką dirbsite, galvosite. Kas susijęs su pinigais, biškė bus toks galvojimas. Yra kažkoks patarėjas, geras draugas. Mirties korta, pasikeitimai įvyks. Švęsite už tuos pasikeitimus. Pasaulis iškrito. Pasaulis. Tai reiškia, bus pasikeitimai ir jūs triumfuosite. Triumfuosite, nes pasisuks likimo ratas, fortūną įžengsite į naują pradžią. Šalia jūsų moteris, kuri džiaugsis tais vaisiais. Esate geras, turite labai stiprų pomėgį mokytis. Viskas atrodo jums netikra, neaišku kol kas tokiam sąstingyje. Kažkas bus vienu metu ir prarasta. Bet ir ta moteris labai pasitiki jumis. Jūs kovosite dėl to. Ateis viltis, ateis įkvėpimas, tai susiję su pinigais. Nerimas bus kol kas nerimas. Nešite sunkiai tą naštą. Bet džiaugsitės, džiugausit tais laimės vaisiais. Jo, džiaugsitės ir šalia jūsų esanti moteris irgi džiaugsis. Iškelsit triumfą, savo triumfą. Rodo, kad esate pora, įsimylėjėliai. Yra stipri moteris šalia jūsų. Tiesą kažkokią išsiaiškinsit. Kol kas tokiuose suvaržymuose sąstingyje. Bokštas ateis, viskas, kas sena sugrius, ateis nauja, įvyks transformacija. Galvosite apie finansus. Mėgstat pabūti vienas, bet reikia kantrybės reikia ir įvyks atpildas. Atpildas įvyks kartu su teisingumu. Švęsite, moteris švęs. Jūs šalia jos stovite labai stiprus. Kol kas nerimas toksai yra. Esat kovotojas iš prigimties ir dviese jūs triumfuosite, švęsite dėl turto paveldėjimo.